Sveiki visi. Apžvelgsim 10 Dievo įsakymų, kurie yra parašyti Biblijoje. Taip pat ir apžvelgsime katalikų 10 Dievo įsakymų. Tai parodysiu trumpai, kokie yra skirtumai tarp jų ir kas yra negerai padaryta. Pirmas Biblijos įstatymas, kurį Dievas užrašė savo ranka Mozei ant plokščių. Aš esu viešpats tavo Dievas, kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės, iš vergijos namų, neturėsi kitų dievų, tik mane. Katalikų neturi kitų dievų, tik mane vieną. Antras, pagal Bibliją. Nedirbsi savo drožinių, nei jokio paveikslo panašaus į tai, kas yra aukštai danguje, čia žemėje ir vandenyje po žeme. Nesilenksi jiems ir negarbinsi jų, nes aš viešpats tavo Dievas, esu pavydulingas Dievas, skiriantis bausmę vaikams už tėvų kaltę iki 3. ir 4. kartos tų, kurie mane atmeta, bet rodantis ištikimą meilę iki 1000 kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų. Katalikų antras įstatymas – netark Dievo vardo veltui. Štai čia matome, kad išmestas antras įstatymas iš katalikų 10 Dievo įsakymų. Trečias įstatymas pagal Bibliją – nenaudosi piktam viešpatį savo Dievo vardo, nes viešpats nepaliks nenubausto to, kuris naudoja piktam jo vardą. Trečias įsakymas katalikų – švęsk viešpaties dieną, sekmadienį. Ketvirtas įstatymas – atmerk ir švęsk šabo dieną, 6 dienas triūsi ir dirbsi visus savo darbus, bet 7. diena yra viešpatys tavo dienos šabas. Nedirbsi jokio darbo, nei tu, nei tavo sūnus ar duktė, nei tavo vergas ar vergi, nei tavo galvijai, nei ateivis, gyvenantis tavo gyvenvietėse. Juk per 6 dienas viešpats padarė dangų ir žemę, jūrą ir visa kas juose, bet 7. dieną ilsėjosi, todėl viešpats 7. dieną palaimino ir pašventino. O katalikų 4 – gerbk savo tėvą ir motiną. 5. Gerbk savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventum žemėje, kurią viešpats tavo Dievas tau skiria. 5. Pagal katalikus – nežudyk. 6. Nežudysi. Pagal Bibliją. 6. Pagal katalikus – nesvetimauk. 7. Nesvetimausi pagal Bibliją. 7. Pagal katalikus – nevok. 8. Pagal Bibliją nevoksi, 8. pagal katalikus nekalbėk melagingų liudijimų. Ir 9. pagal Bibliją neliudysi melagingą prieš savo artimą, 9. pagal katalikus negeisk svetimo sutuoktinio. 10. įstatymas negeisi savo artimo namų, negeisi savo artimo žmonos ar vergų, bei vergės ar jaučio ar asilo ar bent ko, kas priklauso tavo artimą. Ir 10. pagal katalikus negeisk svetimo turto. Štai čia mes matome, kad 9. ir 10. įstatymai yra išskirstyti iš 10. įstatymą. Negeisi svetimo sutuoktinių, negeisi svetimo turto. Todėl, kad jie išmetė antrą įstatymą, kuris būtent liudijo apie tai, kad nedrožk jokių drožinių ir netapyk jokių paveikslų. Užduokite kiekvieną savo klausimą, ar tu esi katalikas, ar protestantas, ar sekmininkas, ar dar kažkas tai. Užduokit savo klausimą, ar galima keisti 10 Dievo įsakymų, kurie buvo parašyti Dievo ranka ant plokščių, ar ne. Tad atsakykite tai savo patys. Tai tiek. Iki.